Dažnai mūsų klausia apie daugiakalbystę, kaip elektroninę parduotuvę paruošti kitoms rinkoms, kaip padaryti, kad ji būtų pasiekiama kitomis kalbomis ir žmonės galėtų susipažinti su jūsų parduodamomis prekėmis. Tad šios demonstracinės parduotuvės pavyzdžių ir parodysime tokią mokomąją medžiagą. Taigi, nuo ko viskas prasideda? Pradžia yra būtent nuo nustatymo skilties L parduotuvės nustatymai. Reikia įjungti norimas kalbas ir kažkurias iš jų vėliau publikuoti. Pradžioje įjunkite kalbą, jos nepublikuokite tam, kad klientai jūsų nematytų nereikalingų ir neparuoštų kalbų. Kaip tai atrodo, tarkime, anglų kalba šiuo metu yra deklaruojama, kad yra išversta, rusų kalba šiuo metu dar nepublikuojama, ji nėra pasiekiama jūsų lankytojams. Taigi, atidarius elektroninę parduotuvę, vartotojas galėtų jau persijungti į anglų kalbą, tačiau jisai dar nematys rusų kalbos. Kaip jums kaip administratoriui pamatyti tą kalbą, jūs adresų juostoje tiesiog po domeno prirašykite po pasviro brūkšnio kalbos raides, tarkime mano parduotuvė.lt pasviras brūkšnys ru ir rusų kalba turinys jums bus pasiekiamas, tačiau tai matysite tik jūs prisijungę prie elektroninės parduotuvės ir tokiu atveju jūs matysite tai, kaip klientas matytų jūsų elektroninę parduotuvę, pakeitęs kalbą į rusų. Tačiau to jis negalės atlikti, kadangi jam nebus tokios opcijos perkelti į minėtą kalbą. Ką svarbu žinoti, nuo ko tai priklauso ir nuo ko dažniausiai viskas prasideda. Tipiškai pradedama viskas nuo meniu punktų vertimų. Redaguojamas meniu punktas. Prie kiekvieno galimo išversti laukelio bus mygtukas atidaryti. Jį paspaudus jūs galite išversti į kitas kalbas pavadinimus. Atitinkamai turinio antraštės, aprašymus ir kitus laukelius, kurie reikalingi vertimui tam, kad jisai būtų pateiktas būtent tą kalbą, kurią jūs norite pateikti klientams turinį. Atitinkamai publikavimas. Svarbu, kad toje kalboje jūs publikuotumėte turinį. Kaip jau tikriausiai pripratote prie lietuvių kalbos publikavimo, tai tam tikrus meniu arba prekes galbūt kol neišvertėte, nereikėtų publikuoti kažkuria kalba, o galbūt tai yra neaktualu tos kalbos lankytojams. Tad kiekvieną punktą turėsite ir publikuoti papildomai. Atitinkamai jūs galite matyti ir koks turinys, kuria kalba yra užpildytas. Taigi, pakeitę kalbą, tarkime į anglų, galite matyti, kad išversta yra labai mažai informacijos. Taigi, tokiu būdu jūs galite patikrinti, kaip yra supildytas turinys tam tikroje kalboje ir ten, kur vertimo nėra, bus atitinkamas pranešimas, kad įrašas neturi vertimo, o tai, kas nėra publikuojama, kaip tikriausiai ir žinote, yra išvedama šviesiai pilka spalva. Tad jeigu meniu punktų jūs matote šviesiai pilka spalva arba kažkokį kitą elementą mažiau paryškintą, negu jis turėtų būti, tai reiškia, kad tas elementas yra neišverstas arba nepublikuojamas. Didžiausias vertimų kiekis be abejo bus prekėse. Tarkime, norime išversti šaldytuvo informaciją, tad turime užeiti į prekę, atidaryti jos pavadinimą ir rašyti vertimą kitą kalbą. Svarbu pastebėti, kad kol nėra vertimo, aš negaliu publikuoti prekės norimą kalbą, tad įrašęs tam tikrą pavadinimą, varnelė taps publikuoti jau pasiekiama. Taigi, tokiu būdu jūs rašote vertimus rankiniu būdu, nes vertėjas joks automatinis šiai dienai dar negali išversti turinio kokybiškai. Kas galėtų padėti jums versti prekes masiškai, tai esame įjungę tokį funkcionalumą kaip Google Cloud Translation. Tai yra įrankis skirtas būtent vertimams atlikti. Jo dėka galite versti pavadinimus ir aprašymus į kitas norimas kalbas. Kaip tai vyksta, tai tiesiog turime vertimą lietuvių kalba, paspaudėme mygtuką išversti, gausime vertimą kitą kalbą.
Kodėl tai yra daroma po vieną laukelį? Tam, kad jūs galėtumėte patikrinti vertimą, minimizuoti darbą, kurį jums reikia daryti rankiniu būdu, tad korekcijas yra daryti paprasčiau, o už kiekvieną vertimą be abejo Google Cloud Translations ima tam tikrą mokestį. Tad tai yra tikrai patolesnis būdas išversti, tačiau be profesionalių vertimų parduotuvė tikrai toje kalboje neturėtų būti publikuojama, nes lankytojas atėjęs, tarkim, latvių kalba skaityti turinį, jisai tikėsis, kad tai yra parduotuvė skirta būtent latvių rinkai ir ji turėtų būti kokybiškai išversta. Taip pat norime paminėti ir, kad webinaro skiltyje esame paruošę ir papildomą medžiagą, kad elektroninės parduotuvės plėtra į užsienio rinkas galite tikrai gauti nemažai naudingos informacijos ir žinote, kaip tinkamai paruošti ir kas galėtų laukti jūsų tose rinkose. Taip pat be abejo nepamirškite peržiūrėti ir visą kitą informaciją. Kainos nuo kalbos nesiskiria, likučiai taip pat, tačiau galbūt čia rasite tam tikrą informaciją kaip atributai, kurie galėtų būti ir turėtų būti išversti į kitas kalbas, publikavimo vietos išlieka tos pačios, optimizavimas paieškos sistemoms be abejo taip pat turėtų būti išverstas, dalis jau užsipildys automatiškai iš prekės pavadinimo, susijusios alternatyvios ir taip toliau. Būtinai visada peržiūrėkite, kokias varneles esate uždėję, kokius vertimus esate užpildę, tam, kad jūsų turinys būtų kuo geriau išverstas į kitas kalbas. Taip pat susijusių su prekių dalykų yra tikrai daug, kaip atributai, atributų rinkiniai, gamintojų prekių ženklai. Visi šie duomenys privalo būti išversti taip pat į kitas kalbas, netgi tuo atveju, kai pavadinimas tapatus, jį reikia įrašyti, nes sistema nežino, kuriuo atveju tai bus vienodas vertimas, kuriuo atveju tai bus nevienodas vertimas ir be abejo galiausiai publikuojame duomenis. Jeigu nutiktų taip, kad vartotojo dalyje jūs kažko nematote kitoje kalboje, bet tačiau matote lietuvių kalboje, būtinai patikrinkite, ar tas duomuo yra publikuojamas. Tarkime, prekė, meniu punktas, gamintojas, o galbūt jūsų elektroninės parduotuvės išvaizdos arba elgsenos nustatymai skiriasi, nes jie taip pat yra skirtingi kiekvienai kalbai. Jeigu tai būtų atributai, tai jie taip pat turi būti išversti. Svarbu paminėti ir tai, kad jeigu jūs turite prekes su variantais, tai yra konfigūruojamas prekes, kaip tarkime drabužis, tai dydžiai SML taip pat turi būti išversti ir vartotojo dalyje jūs galite rasti nepilnai pateikiamą prekę, kai jos variantų duomenys yra neišversti į kitas kalbas. Todėl būtinai atkreipkite dėmesį į atributus, juos išverskite ir prekes stenkitės peržiūrėti ne tik administracinėje zonoje, bet ir vartotojo dalyje. Svarbi dalis bus ir reklaminiai plotai. Reklaminiai plotai taip pat skirtingoje kalboje yra skirtingi, kadangi lietuvių kalba reklaminis plotas turės baneriuką su lietuvišku tekstu, anglų kalboje jisai jau turės baneriuką su anglišku tekstu. Tad reklaminiai skydeliai turėtų būti skirtingi kiekvienoje kalboje. Patogus dalykas prekių pavadinimams išversti greitesniu būdu yra prekių eksportas, importas. Čia išeksportavę prekes, jas galite vėliau įkelti į parduotuvę ir tokiu būdu pavadinimus iš vienos kalbos įkelti į kitą, tačiau čia yra vienas svarbus niuansas. Eksportuojate lietuvių kalboje ir todėl jūs gaunate Exceliuką su lietuvių kalba pateiktų prekės pavadinimu, gamintojų ir prekės ženklų. Kai jūs importuosite duomenis atgal, importuokite juos būtent toje kalboje, kurią jūs norite. Tarkime, jūs išvertėte Excel'e viską į anglų kalbą ir importuokite į anglų kalbą. Prekių vertimai tada tose kalbose bus atnaujinti, tačiau labai svarbu yra gamintojų ir prekių ženklai. Jeigu gamintojų ir prekių ženklų jūs nebūsite išvertę prieš tai, o tiesiog tos pačius lietuviškus pavadinimus grąžinsite atgal, sistema neatpažins to prekės ženklo ir sukurs jums naują prekės ženklą.
Tad pabandykite tai atlikti iš pradžių su 1, 2, 3 prekėm. Jeigu jums viskas pavyksta, tik tada importuokite atgal Excelį su visom, tarkime, 1000 prekių. Rekomenduočiau tai daryti būtent per smulkius bandymus, nes tai yra labai jautri vieta atliekant tai masiniu būdu. Jeigu nesate tikri, geriau netgi rekomenduočiau to galbūt ir nedaryti. Taigi, tarkime, jūs išvertėte meniu punktus, išvertėte prekes, gamintojus, atributus, taip pat nepamirškite ir tekstinius puslapius, kaip apie mus, pristatymo sąlygas, privatumo taisyklės, nes tai yra taip pat svarbi dalis vartotojams matyti ir tekstinius puslapius. Vėliau jūsų lauks dar vienas darbas, būtent nustatymų skiltyje, nes praktiškai visi nustatymai, kuriuos čia rasite, yra priklausomi nuo kalbos. Kaip pavyzdys, esate įvedę Paceros prisijungimus vienoje kalboje, kitoje kalboje jie gali būti skirtingi. Tad įjungę kitą kalbą, būtinai patikrinkite, ar duomenys kitoje kalboje yra išversti. Tai liečia ir mokėjimo sąsajas, ir mokėjimo būdus, nes mokėjimo būdas vienoje kalboje ir kitoje kalboje jisai gali skirtis. Tarkime, tai būtų tam tikras mokėjimo būdas, jis gali būti išverstas viena kalba, neišverstas kita kalba. Todėl vartotojo dalyje jis gali būti arba nevaizduojamas, arba vaizduojamas klaidingai. Taip pat prie užsakymo informacijos, kai jūs gausite užsakymą, jūs galite matyti netinkamą mokėjimo būdo pavadinimą, tarkime skaičiuką. Tai jeigu jūs prie užsakymo matote skaičiuką, tarkime 217, tai reiškia, kad būtent to apmokėjimo būdo vertimas nebuvo užpildytas. Taip pat nepamirškite ir pristatymo būdų vertimų. Kainodara nuo to nepriklausys nuo vertimo, tačiau pirkimo metu vartotojas mato informaciją ir jisai turėtų matyti tą kalbą, kurią jisai norėtų. Be abejo, nepamirškite ir tekstai laiškai žinutės turinio, kadangi jūsų pranešimai, ką mato klientas puslapyje, yra matomi ne tik lietuvių kalba, o turėtų būti matomi ir kita kalba. Taip pat svarbu nepamiršti ir laiškus. Tarkime, jūs siunčiate laišką apie užsakymo patvirtinimą, nepamirškite pažiūrėti, kokį turinį siunčiate kita kalba. Tarkime, šiuo atveju sąskaitos numeris netinkamas, galbūt ir pati žinutė kitokią prasme turi. Tad jeigu jūsų lietuvių kalboje esamantis turinys buvo teisingas, mano rekomendacija būtų tokia. Per šaltinis jūs kopijuojate visą turinį, įklijuojate jį į kitą kalbą ir tada jau atliekate vertimą. Tokiu būdu visas formatavimas, ką jūs turėjote vienoje kalboje, jis išlieka ir lieka tik tai atlikti jau pačius vertimus, tai yra pakeisti tam tikrus tik tai žodžius, nereikia ruošti viso formatavimo iš naujo. Tai galioja ir prekio aprašymams, ir tekstiniams puslapiams, ir kitiems puslapiams, kur yra grafinis redaktorius ir per šaltinį galima būtų kopijuoti turinį. Grįžtant prie nustatymo, norėčiau taip pat paminėti ir kitus dalykus, kaip valiutų kursai, nes galbūt jūs parduosite į šalis, kur yra ne tik eurai, o ir kitos valiutos, tad galite įjungti kursus ir jie bus atnaujinami automatiškai tam tikrų periodiškumų. Apie tai matysite automatizuotas užduotis skiltyje, kaip dažnai ir kada buvo atnaujinta. Jeigu valiuta niekada nebuvo atnaujinta, tai be abejo ją pirmiausia atnaujinkit, kad iš Lietuvos banko duomenų bazės būtų atsisiųstas kursas. Taip pat peržvelgti ir trečiųjų šalių integracijas, nes galbūt vienoje kalboje jūs naudojate vienus duomenis, kitoje norėsite kitus duomenis naudoti. Taigi visi nustatymai turėtų būti peržiūrimi ir sutikrinami, ar, tarkime, lietuvių kalboje jūs naudojate vienokią išvaizdą, o kitoje kalboje kitokią. Kaip tai daryčiau aš, galima būtų daryti dviejopai. Arba tiesiog nukopijuoti nuorodą ir naujame skirtuke
tokią pačią nuorodą, tačiau su dalimi vietoje LT įrašyti būtent kitą raidę, tai yra prieš admin dalį, čia galima būtų įrašyti N ir aš patekčiau į anglų kalbą. Tokiu būdu aš galėčiau matyti dabar vienoje dalyje, kaip atrodo lietuvių kalboje, kitame skirtuke, kaip tai atrodo anglų kalboje ir belygindamas matyti skirtumus, kas man skiriasi tarp dviejų meniu punktų. Atitinkamai, jeigu tai būtų varnelės, aš galėčiau matyti, kaip pas mane buvo nustatyti nustatymai vienoje kalboje ir kitoje. Šiuo atveju mano skirtukų naršyklės nesimato, tačiau skirtukus tikriausiai naudojate tiek Chrome naršyklėje, tiek kitoje. Tad tai yra turbūt toks greičiausias ir patogiausias būdas patikrinti, ar nustatymai vienoje kalboje ar kitoje atitinka, nes dažniausia, su kuo yra susiduriama, tai būtent spalvinis šablonas, ar parinktas tas pats spalvinis šablonas, ar naudojami tie patys išvaizdos nustatymai, kadangi vienoje kalboje ir kitoje kalboje jūs galite norėti skirtingų nustatymų. Tas pats galioja ir elgsenai, kad lietuvių elgsenoje galbūt aš naudosiu vienokias varneles ir vienokius leidimus, o anglų kalboje noriu kitaip. Tad perkelkite visus nustatymus, taip pat nepamirškite ir L parduotuvės bendrųjų nustatymų, nes tai yra irgi svarbi dalis, kas liečia ir pašto siuntimą. Šitą varnelę naudoti būtų privaloma. Google Recaptcha taip pat, nes kitu atveju jums žmonės negalės parašyti žinučių. Tad būtinai saugokite šitos duomenės tarp skirtingų kalbų ir būtinai naudokite tiek Recaptcha, tiek Google Recaptcha, tiek SMTP. Taip pat, jeigu įjungiate kitą kalbą, nepamirškite patikrinti ir ką turite tarp head dalies ir kitus, galbūt čia bus koks skriptas ar šriftas, tad jį reikėtų nukopijuoti į, tarkime, šiuo atveju į anglų kalbą, nes joje nebuvo, todėl bus naudojamas kitas šriftas. Vienas iš būdų, kaip nustatymus padaryti vienodus tarp kelių kalbų, yra jums patiems. Jeigu jums reikia pagalbos, tai gali atlikti mūsų kolegos, tačiau tokie darbai nėra standartinė parduotuvės konsultavimo dalis, tai tiesiog būtų valandinių įkainių atlikti darbai. Tačiau mes tai galime atlikti. Svarbu yra tiek vertimai, tiek tikriausiai pristatymas jūsų prekių bus ne tik Lietuvoje, o ir kitas šalis. Tad pristatymo šalyse pažymėkite, kur jūs pristatysite, sukurkite atitinkamas pristatymo zonas, tarkime Estija, į pristatymo zoną Estija įeina visi regionai. Tada prie pristatymo būdų pažymėkite, koks pristatymo būdas į kokią zoną siunčia prekes. Tarkime, šiuo atveju būtent šis pristatymo būdas pristato į Estiją. Todėl, kai aš norėsiu nustatyti pristatymo būdų kainodarą, tai į Estiją aš matysiu tik Estijai galiojančius pristatymo būdus ir galėsiu nustatyti kainodarą, kuri galios būtent pristatymo būdui į Estijos valstybę. Taip pat yra pardavimo zonos. Pardavimo zonos taip pat tikriausiai bus arba pagal kiekvieną šalį, arba kelias šalis jūs galėsite grupuoti bendrai. Ir kuo skiriasi pristatymo šalis nuo pardavimo šalies ir zonos. Pardavimo zona tai yra šalis, kurias jūs leidžiate rinktis vartotojams, iš kur jis perka, o pristatymo zona tai kur jūs leidžiate pirkti jūsų klientams. Tarkime, šiuo atveju pristatymo šalių yra daugiau negu pardavimo zonose nustatyta, tad aš galiu čia pasirinkti tam tikrą šalį ir pamatyti, kokie bus pristatymo būdai ir kokia bus kainodara. Būtent tai ir atliekama per pardavimo zonas, tai reiškia, iš kur gali pirkti žmonės ir į kur aš vežu prekes. Dažnai būna, kad tam tikra pristatymo zona reikalaus tam tikrų
PVM tarifų. Lietuvai turi galioti standartiniai PVM tarifai, nes esate iš Lietuvos. Į Latviją ir Estiją galėtų galioti jau PVM mokėtojų taikomas 0% PVM dydis. Jeigu norite kiekvieną kartą rankiniu būdu tikrinti, ar teisingą PVM kodą įvedė klientas, galite tai atlikti varnelės pagalba ir tas užsakymas reikalaus patvirtinimo prieš parduodant. Vėliau tam tikriam asmenim jau galėsite uždėti varnelę, kad daugiau jiems nebeprašytų patvirtinimo. Ir jeigu tai būtų jau eksportas už ES ribų, tai ir fiziniams ir juridiniams asmenims būtų taikomas 0% PVM dydis. Taip pat dėl buhalterijos niuansų galite nurodyti ir PVM įstatymo straipsnį dalį, kuri galėtų būti pažymėta papildomai faktūroje. Mokėjimo būdai, jie yra priskiriami irgi pagal zonas, kad tam tikrai pardavimo zonai, reiškia, jeigu žmogus pažymėjo, kad jis yra iš Latvijos, tai galbūt jam neaktualu matyti lietuviško atsiskaitimo būdo, tačiau jam galbūt būtų aktualus būtent Latvijos apmokėjimo būdas. Taigi, mokėjimo būdus jūs galite įjungti tik tai pardavimo zonai, kuriai jis yra aktualus. Taigi, Lietuvoje žmonės matys lietuviškus atsiskaitimo būdus, Vokietijoje matys tik Vokietijai aktualius mokėjimo būdus. Ir vartotojo dalyje jūs galite rikiuoti kaip norite, tai yra tam tikroje zonoje jūs galite rikiuoti mokėjimo būdus norimą eilės tvarka. Lietuvoje jie galbūt bus išrikiuoti vienaip, o Latvijoje jie bus išrikiuoti kitaip. Tad kiekvienai šaliai jūs galite išrikiuoti tos mokėjimo būdus skirtingai. Ir svarbu taip pat nepamirškite, kai prekiaujate į užsienį, kad kiekvienai šaliai galimi ir papildomi eksportai, kaip tarkime Lietuvoje mes turime kainų palyginimo portalus, kitus portalus, tai nepamirškite, kad ir tarkime Latvijoje, Estijoje taip pat yra kainų palyginimo portalai, tarkime Latvijoje tai yra Solidzinė LV, Estijoje Hind.ee ir daug kitų sistemų, kur tikriausiai jūs irgi rasite bendradarbiavimo ir partnerysčių. Tad linkime sėkmės prekiaujant į užsienį.